Įvykus nusikaltimą ir kitai nelaimiai sulėkė visos reaguojančios pajėgos. Aistrom nurimus važiuoja specialistai, kurie naudodami techninės priemonės bei savo žinias turi surasti pėdsakus, užfiksuoti juos, nustatyti įtariamuosius. Įvykio vietoje mes naudojame tos pačius metodus, kuriuos naudoja jau 100 metų. Ir lygiai taip pat mes labai sėkmingai naudojame naujausias techninės priemonės. Tai yra 3D skaneriai, kai reikia atlikti labai tikslius matavimus. Dronai, kai reikia apsižiūrėti didelės įvykio vietas, viską reikia užfiksuoti. Mes naudojame įvairius šviesos šaltinius, kuriais dirbame tiek matomuose spinduliuose, tiek nematomuose. Ir nematomus pėdsakus padarome matomais. Surinkti pėdsakai patenka į laboratoriją. Virš 30 tyrimų, nuo pačių mažiausių iki tokių kaip šaunamieji ginklai, sprogmenys, sprogimo pėdsakai ir žinoma mikrodalelės, kvapai, gal tokie mažiau žinomi rašto pėdsakai, parašas. Ir šie pėdsakai sudaro bendrą mozaiką, tyriant patį nusikaltimą. Reikia atkreipti dėmesį, kad mes ne tik nustatom įtariamuosius, mes lygiai taip pat ir nustatom, kad žmogus yra nekaltas, jis nesusijęs su šituo įvykiu. Specialistai tikrai pritaiko visas savo turimas žinias, naujas metodikas, naujas techninės priemonės tam, kad būtų gautas kuo geresnis rezultatas. Surinkti duomenis, jų analizė yra pateikiama tyrėjui, kuris gali susidaryti vaizdą apie įvykusį nusikaltimą ir sėkmingai išspręsti bylą.